Sveiki. Norėčiau pašnekėti apie mitus šiandien taip pat. Tai būtų mitas numeris 2. Ir šis mitas vadinasi taip. Natūralūs čiužiniai ir natūralios medžiagos juose yra pačios sveikiausios, geriausios miegui ir geriausiai prisitaikančios, tarnaujančios ilgai, nealergizuojančios ir panašiai. Tai yra mitas, mano nuomonė visiškas. Kadangi pirmas dalykas, natūralios medžiagos, nei viena iš man žinomų, nepasižymė elastingumu. Tai yra savybė šiuolaikinių poliuretanų, lateksų, viskoelastų, spyruoklinių čiužinių. Jie susispaudžia ir atsistato į savo pradinę padėtį lygiai taip pat. Ir galima parinkti jų skirtingus minkštumus. Tuo tarpu natūralios medžiagos, jos visos turi savybę būti smarkiai suspaustos ir kietos. Jos neturi jokio elastingumo. Jos visiškai yra nepatogios. Tai yra, sakykime, arti kietos lentos varianto. Netgi aš sakau sveikiausias variantas, jeigu norim natūralių medžiagų, kad nekvėpuoti formaldehidiniais klijais, kad nekvėpuoti dulkėmis, dulkių arkutėmis ar kitomis nuoplaišomis visomis, kitais alergenais, kurie gali kauptis natūraliuose medžiagose, pasimam lentą, išsigręžiuojam skylutes, kas 5 cm didelės, kad kvėpuojavimas būtų ir miegam. Tai bus geriausias natūralus dalykas, ką galima išgauti gamtoje. Dabar kokios yra medžiagos natūralios naudojamos čiužiniuose? Kokoso plaušas, kaktuso plaušas, arklio šeriai, vilna, grikių lukštai ir garstyčių kruopos. Va šitie 6 variantai medžiagų natūralių yra dažniausiai naudojama čiužiniuose. Nekalbu apie užvalkalus, sakykime, kaip medvilnė ar vilna. Kalbam apie užpildą pačių čiužinių arba tarpinį, sakysim, sluoksnelį pačiuose čiužiniuose. Štai vat visos šitos mano pavardintos natūralios medžiagos naudojamos čiužiniuose, jos nieko bendro neturi su elastingumu, prisitaikymu ir komfortu. Apart vienintelio žodžio, kabutėse, kad jos yra labai natūralios. Visos medžiagos pasaulyje yra natūralios, Mendelejevo lentelę paėmus. Bet kalbame ne apie tai, kalbame apie, sakysim, tas medžiagas, kurios naudojamos sąlyginai maiste arba visiškai nekenksmingos žmogaus organizmui. Tai lyginti, kad aš galiu tai vartoti į skrandį ir tuo pačiu aš galiu ant to miegot, irgi yra nelogiška mano nuomonė. Kokosas, plaušas pats iš savęs, ypač trečiosioms šalims dažniausiai atvažiuoja suspaustas ir klijuotas formaldehidiniais klijais. Jis yra viena iš pigiausių medžiagų suskietinti čiužiniams. Po to, sakykime, arklio šeriai. Panašus principas yra, bet dažniau jisai būna persiūtas ir į patį audinį įsiūtas kaip dalykas, kuris daugiau dėl kvėpavimo savo imamas vietoj, sakysim, tokios storesnės medvilnės ar vilnos, nes jisai mažiau šiek tiek šildo. Imkime kaktusas, plaušas, lygiai tas pats principas kaip ir su kokosu. Klijuotas klijais plaušas, kuris dedamas tam, kad suskietinti kažkokio čiužinio dalį. Taip pat imkime grikių lukštus, imkime garstyčių kruopas. Šitie 2 daiktai, jie yra apdirbti chemikalais, antigrybelinėmis medžiagomis, nuo pelėsio visokiausio, sakykime, kad apsaugoti pačias tas medžiagas. Ir jų tarnaimo laikas yra iki 2 metų maksimum. Šios medžiagos, jos ne tai, kad prisitaiko, dažniausiai tik tais tam, kaip užpildas, kad natūrali medžiaga yra supilta čiužinyje. Kitokios funkcijos jos netlieka. Nei palaikymo stuburo, nei zonavimo, nei kažkokio komforto, nieko. Tai yra kieta, dažniausiai į duobę susigulinti medžiagėlė, kuri iš savęs tavo organizmui visiškai nieko gero neduoda. Tuo pačiu natūralios medžiagos, kadangi visiškai nepasižymė elastingumu, tie čiužiniai, kurios naudojamos, dažniausiai neturi anatominių zonų, arba jeigu tenais jos yra, jų efektyvumas yra dažniausiai beveik lygus nuliui. Nes įsivaizduokime populiarią konstrukciją, mūsų regione, paimkime Lenkiją, Lietuva, Baltijas, Baltarusija. Spyruoklinis čiužinys vilktų spyruoklių blokas. Jisai yra elastingas, kiekvieną spyruoklę spaudžiant, jinai atskirai priima kiekvieną spaudimą ir svorį į save. Ir mes dabar paimame ir ant šitos spyruoklių bloko paviršiaus uždedame kietą kokoso plaušą. Ir gauname efektą, kada mes spaudžiame tą vietą, jau mes spaudžiam ne vieną spyruoklę su pirštu, mes spaudžiame visą, sakysime, plotą didesnį, kartu su kokosu kieta plokštė spyruokliniam čiužinyje. Automatiškai nukenčia pats čiužinio prisitaikymas. Tada kokia prasmė yra iš apatinio bloko, kuris skirtas geriau prisitaikyti, jį mes blokuojame su viršutiniu kietu sluoksniu visišku. Ir plus dar ant kokos dedame kitas paminkštas medžiagas. Tada praranda prasmę vidurinis sluoksnis spyruokliniam čiužiniui.
Taip kad mano nuomonė, neieškokite žmonės čiužiniuose natūralių medžiagų, iš ko pagaminti sluoksniai, kurie turi laikyti jūs, palaikyti anatomiškai, ar kažką pakietinti, ar paminkštinti. Tik tais medžiagos, lateksai, poliuretanai, viskolastinė prana ir spiruoklės, ne kitokios.